Matydamas praretėjusias gretas, siūlyčiau pasidėkoti patys savo už kantrybę ir už tai, kad sulaukėte pačio paskutinio pranešimo. Mano tema šios dienos yra pakankamai siaura, langų konstrukcijos, kaip matote, bet jinai pakankamai tuo pačiu ir reikšminga visam pastate, jeigu kalbame apie pastato energetinį efektyvumą. Džiaugiuosi, kad čia matėme pavyzdžius konkrečius pirmame lankytame objekte, Santariškių namuose. Gerbiu aš tos įmonės pasirinkimą montuoti Rehaugeneo langus, kaip naujovė, kuri buvo čia prieš keletą metų jau pristatyta. Tiesiog įmonė skaičiavo vis tiek visus ir galimus šilumos nuostolius, suprato ir džiaugiamės aišku, kad pasirinkimas buvo pirkti Rehaugeneo langus. Kokia problema yra pačių langų konstrukcijų? Paėmiau ruošdamasis šiai temai keletą citatų iš Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos. Čia yra parašyta, kad reiškias sienų ir stogų UVRT, reiškias varža, negali viršyti 0,15 vato metrui kvadratiniam kart kelvino. Langai langų šilumos laidumo koeficientas yra gerų langų šilumos laidumo koeficientas, pasyvaus namo standartus atitinkačių langų yra 0,8. Tai paprasta aritmetika, jeigu mes turim tokį santykį sienų reiškias ir langų, matome, kad langai yra maždaug apie 7-8 kartus šaltesni, tai yra daugiau praleidžiantys šilumos negu kad sienos. Aišku, geriausias variantas turbūt būtų pastate neturėti visiškai langų, tada mes, kaip sakyt, tas šilumos efektyvumas būtų didžiausias. Aišku, to niekas nenorim. Langus bet kokiu atveju montuojame, dedame ir džiaugiamės tą natūralią šviesą ir turime komfortą tam tikrą. Ką tai reiškia? Dabar žiūri tą savo medžiagą pateiktą. 7-8 kartai šaltesni langai už sienas, tai iš tikrųjų dar nėra visiškai teisybė. Tai praktiškai apie 9, apie 10 kartų galima kalbėti šaltesnės langų konstrukcijas negu sienas. Taip kad langų konstrukcijai turėtų būti projektuojant, planuojant ir ypatingai montuojant skiriamas ypatingai didelis dėmesys. Kas yra lango konstrukcijos šilumos laidumo koeficientas, iš ko jisai susideda? Tai yra dvi pagrindinės dalys, tai yra lango profilis ir stiklo paketas. Stiklo pakete dar yra vienas labai reikšmingas dydis, tai yra stiklo paketo skiriamasis rėmelis. Tai šiuo atveju paėmiau tiesiog keletą paskaičiavimų, tai yra vienvėris langas, išmatavimai 1,23 m ant 1,48 m aukščio ir matome, kad daugelis yra tokia nuomonė, kad lange profilis yra labai nereikšmingas ir jisai užima labai mažą dalį. Tai tie skaičiai iš tikrųjų paneigia realybėje. Matome, kad tokiam langui profilio plotas yra 0,57, o stiklas yra 1,25. Jeigu paimtumėm dar didesnę konstrukciją, tai pamatytumėm, kad profilio plotas yra dar didesnis. Tai yra turime langą 2 metrai ant 1,48 m ir matome, kad profilis jau yra 0,79, o stiklas yra 2,17 kvadratinio metro. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek stiklo paketas, tiek ir pas rėmas lango turi būti maksimaliai šilti, maksimaliai mažiau laidus šilumai. Dar vienas iš komponentų tai yra, kaip minėjau, stiklo paketo rėmelis. Tuo norėčiau irgi mesti mažą akmenėlį į Santariškių namų langus. Ten buvo priimtas sprendimas stiklo paketus dėti su metaliniais rėmeliais. Tai kai yra skaičiuojami šilumos laidumo koeficientai konstrukcijų, tada matome, kad visa lango konstrukcija dėka plastikinio rėmelio
arba reiškias metalinio rėmelio, yra maždaug apie 10% skirtumas. Tai tie skaičiai iš tikrųjų labai dideliai yra ir ta projektuojant langus iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį ir tinkamai užsakyti. Čia paėmiau keletą pasyvaus namo bandymams atlikto protokolo. Tai yra, jeigu pasižiūrėtumėm į dešinėje pusėje esantį pjūvį, tai va tos horizontalios linijos yra šilumos praradimas. Tai paprasčiau kalbant, kur tų linijų yra daug, tai ten yra šilumos praradimai dideli. Matome, kad stiklo pakete ir profilyje tai daugmaž vienodas yra šilumos praradimas horizontalios linijos. Ir jeigu žiūrime apie mano minėtą jau stiklo paketo, reiškia apatinę dalį, pastebėjo turbūt visi, kad kai yra šalta žiema, šiek tiek drėgniau, tai šioje vietoje ryte apačioje randame rasos lašelius. Tai yra natūralu, kadangi čia šalčio tiltas didžiausias, šiluma praeina labiausiai ir toje vietoje susidaro jau kondensacijai tinkamos sąlygos. Dėl to, kaip minėjau, reikalinga yra planuoti stiklo paketus su plastikiniu rėmeliu. Plastikinis rėmelis, tai tie rėmeliai skiriantys stiklus. Plius matote, kad didelis šilumos praradimas yra tarp stiklo paketo ir tarp rėmo ir aišku tarp užsidarančių dalių, tarp rėmo ir tarp varčios. Tai tos vietos yra problematiškiausios ir iš tikrųjų yra kreiptinas dėmesys projektuojant langus ir skaičiuojant. Tiesiog prieš bet kokį rimtą projektą yra šalia kainos skaičiuojami ir šilumos laidumo koeficientai langų konstrukcijų. Tas buvo ir minėtose Santariškių namuose. Tiesiog tų visų langų konstrukcijų šilumos laidumo koeficientai yra tiksliai suskaičiuoti ir pateikti užsakovui. Bet ten, kaip minėjau, trūkumas, nėra gal trūkumas, bet mano akimis žiūrint, būtų dar buvę efektyviau, jeigu būtų stiklo paketai su plastikiniais rėmeliais. Ką šioje vietoje siūlo Rehau? Santariškių namuose buvo, reiškias, sumontuoti langai iš genėjo profilių. Apie tą genėjo profilį šiek tiek ir norėsiu plačiau pakalbėti. Problematika, kaip ir mano manimu, yra aiški. Tiesiog langas neturi būti nei per didelis, nei per mažas. Tarkim, projektuotojai pasyvių namų, jie, kaip pirmas kalbėjo Mindaugas, reiškias, tai yra tiesiog langai orientuojami į tinkamas pasaulio šalis. Vėlgi stengiamasi, kad per langą patektų iš tikrųjų ir tos natūralios saulės šilumos, kuri šildo nemokamai. Ir aišku, kad ta šiluma, kuri yra jau pačiam pastate, jinai neišeitų arba išeitų jos minimaliai į lauką. Kalbant dar apie pasyvaus namo langus, tai pagrindinis reikalavimas yra, kad šilumos laidumo koeficientas nedaugiau 0,8 būtų. Sumontuoto langų jau reiškia įvertinant ir šiluminį tiltelį tarp rėmo ir tarp varčios nedaugiau 0,85. Tos sąlygos turi būti įvykdytos, bet vėlgi skaičiuojant teoriškai, šilumos laidumo koeficientus praktikoje yra šiek tiek kitaip, nes kuo mažesnis langas, tai tuo jis yra realiai šaltesnis. Tos gaunasi kaip paradoksas, kad pats langas santykėje su siena yra apie 8 kartus šaltesnis, o kuo mažesnis langas, jis yra dar šaltesnis. Ta prasme, kad 0,8 mažam langui pasiekti irgi yra neįmanoma, tai būna ir vienetukas, būna ir daugiau. Toks pastebėjimas dar būtų. Ką Rehau siūlo su šiltam langui, tai yra mano minėta genėjo profilių sistema, kuri yra Santariškėse sumontuota, tai yra naujos kartos profilis. Čia, jeigu matote, tai yra parodytas pjūvis, pats profilis išsluoksniuotas. Tai yra pats pagrindas, tai yra tokia raufipro medžiaga, tai yra stiklo pluoštas, kuris yra aplietas maždaug 0,5 mm storio plastiku. Tai kiti mums siūlo iš vis ne PVC profilio pavadinti, bet kažkaip tai kitaip, bet mes laikomės tos nuomonės, kad tai yra PVC profilis ir tiesiog plastikinis langas.
Ta profilių sistema galima įvardinti kaip pilnai armuota, nes, tarkim, gaminant plastikinius langus, tos armavimo kameros yra stiprinamos, pas langą stiprinamas, tai yra, reiškės, dedamas metalas dėl pačios statikos, kad ta varčia būtų didelė ir nesiklaipytų. Ir, reiškės, taip užtikrinamas langų stabilumas. Paprašiau šnekant, kad ta varčia atidarom, uždarom lengvai visą laiką. Tai ta armuotės funkcija dažnu atveju genėjo languose atlieka pati ta stiklo pluošto audinys, ta raufibro medžiaga. Iš kur ta technologija paimta, tai toliai žiūrėti nereikia. Yra formulės F1 reiškės bolidai, iš jų korpusų pagrindo paimta technologija, iš lėktuvų pramonės ir tiesiog perkelta į lango reiškės technologijas. Jeigu prisimenat, kai rodžiau pjūvius šilumos reiškės profilio, tai labai daug reiškės šilumos praeina tarp varčios ir tarp rėmo. Tai vienas iš tokių užkardimo dalykų, tai yra vidurinė tarpinė. Geneo atveju tai yra 3 sandarinimo kontūrai elastingi. Padidintam reiškės efekto pagerinimui šiluminiam yra galimybė įdėti tokius vadinamus termomodulius. Tai tiesiog į armavimo kameras yra dedami tokie panašaus kaip putų polistirolo užpildai, kurie lango konstrukciją irgi dar šiltesnę padaro. Tuo žavėtis ypatingai iš tikrųjų vėlgi nevertėtų, planuojant normaliai, kadangi į termomodulių buvimas arba nebuvimas lango konstrukcijai maždaug apie 3% duoda geresnį efektą. Tai kaip minėjau, nes vėlgi tie termomoduliai nėra dedami visur, pirmoji eilė turi būti užtikrinama statika, tai reiškia, kad lango konstrukcija turėtų būti atspari visiems ir statiniams ir dinaminiams poveikiams, tai yra, kad vėjas pučia, jinai nesitabaluotų ta pati konstrukcija arba uždarius duris vėlgi nebūtų tokio vibravimo, tai aišku, tos jungiamosios dalys statramščiai turėtų būti pakankamai gerai sustiprinti. Tai matant pjūvyje ir matant langą nereiškia, kad visą laiką tas termomodulis bus. Jos tiesiog negalimas tokiu atveju. Tai vat, jeigu norint pasiekti labai gerą šilumos laidumo koeficientą konstrukcijos, vis tik reikėtų susikoncentruoti su stiklo paketu ir, reiškės, užsakinėti stiklo paketus ir projektuoti su plastikiniu rėmeliu. Stiklo paketai kokie yra, galimi kokio storio. Normaliu atveju tai yra 44 mm. Dabar gavome iš kolegų Vokietijoje bandymų protokolus, kur yra skaičiuojamoji vertė, kad gaut visą langą 0,8, reiškia pasyvaus namo standartus atitinkančius, tai ir 40 ir 36 mm. Ta prasme, kad tas storis stiklo paketo vėlgi nėra sprendžiantis veiksnys, kad tas langas atitiks pasyvaus namo standartus ar ne. Tiesiog reikia skaičiuoti, turėti pačio lango šilumos laidumo koeficientą, UG ir atitinkamai pasiskaičiuoti U vertę visos konstrukcijos. Galima įstatyti iki 53 mm storio paketą. Tokiu atveju, kai būna langų konstrukcijos didelės, yra reikalavimas įdėti 6 mm ar dar kažkokius storesnius stiklus, tai nelabai apsieisi su 44 mm storio stiklo paketu, tada jis yra storinamas, o kai storinamas automatiškai vėlgi tarpelis tarp stiklų turi būti išlaikomas, kad gera UG vertė būtų stiklo paketo šilumos laidumo koeficientas. Ir tokiu atveju galima iki 53 mm storio. Dar patentuotas vienas dalykas Geneo sistemoje, tai yra tokie sustiprinimo kanalai, kuriuos čia matome, yra ir vienoje ir kitoje profilio pusėje. Tai yra tiesiog pačiai konstrukcijai neleidžia susisukti, montuotojai džiaugiasi, kadangi čia varžtas patogus prisukimas varžto, apkaustų prisukimui, toks pakankamai pozityvus ir teigiamas dalykas. Minėjau, kad daugeliu atveju nėra armuojami elementai profilio, todėl tos pačios varčios jos būna lengvos. Kaip čia ir parodyta raudonomis reiškias rodiklėmis, jas patogu lengva yra darinėti, reiškias nėra spaudžiama ta varčia, tiesiog mažesnė apkrova apkaustams ir tas komfortiškas valdymas yra.
Kampų stabilumas. Lango gamybos metu profiliai yra virinami. Virinamas yra pats plastikas, metalas jame esantis, aišku, jis nėra virinamas. Tai, kaip minėjau prieš tai, jeigu traktuotumėm tą patį pagrindą profilio kaip armuotę, tai tiesiog galima įsivaizduoti, kad kampas yra suvirintas ir pats kaip kad būtų metalų suvirintas pačiame profilyje. Aišku, visa tai yra dėl to, kad pati varčia būtų stabili ir kad tiesiog nebūtų to pačio persisukimo. Matomas konstrukcijos aukštis, tai yra rėmo ir varčia kartu sudėjus. Principas koks yra, kuo rėmas yra mažesnis, mažiau vietos užima pačioje lango konstrukcijoje, tuo pats langas, pati konstrukcija yra šiltesnė. Taip grubiai šnekant, visą laiką yra taip, kad stiklo paketas yra maždaug porą kartų šiltesnis negu pats profilis. Tai išvada seka, kad profilio pačio turėtų būti kuo mažiau lange. Tai mūsų atveju, Geneo atveju yra 115 mm. Šiaip jeigu pažiūrėt keletą metų atgal, kai rinkoje dominavo 70 mm storio sistemos, tai tas matomos aukštis būdavo 120 mm. Tai koks yra privalumas galutiniam vartotojui, tai yra tai, kad daugiau šviesos praeina pro patį langą ir pas langas yra be abejo šiltesnis. Aišku, geriausiai turbūt šilčiausios konstrukcijos langų būtų, kai iš vis rėmų nebūtų, bet tada mūsų nebūtų ir tiesiog rėmas yra būtinas. Čia yra architektų iš tikrųjų džiaugsmas, tai yra maksimalūs leistini dydžiai. Pilkas fonas, tai yra ta vieta, reiškia, kur varstomos dalys nėra armuojamos. Tai yra tiesiog pjaustomas profilis, virinamas, stiklinamas ir montuojamas į rėmą. Tai maždaug skaičiuojama apie 70–80% visų langų konstrukcijų yra nearmuotos. Tai jeigu nearmuotos, tai reiškia, žinome, kad metalas tai yra šilumos laidininkas, reiškia, jos yra šiltesnės ir tas energetinis efektyvumas konstrukcijos yra geresnis. Galima, žiūrint pagal tą, reiškia, diagramą, matome, kad varstoma dalis tai gali būti 2,60 m aukštis prie 1,30 m pločio. Tai dar pridėjus rėmą, reiškia, iš kiekvienos pusės po 76 mm, matome, kad tos varstomos dalys iš tikrųjų didelis, nes kiekvienas vėlgi nori turėti tą pakankamai didelę, jeigu, tarkim, orientuota į pietus konstrukciją, kurie, aišku, ir vaizdas per langą, ir šiaip yra gražu. Tai architektams to vietoje yra pakankamai gera galimybė planuoti ir didesnės konstrukcijas. Toliau, aišku, jeigu yra viršijamas tas pilkas fonas, tai yra atitinkamai pagal stiprumą armuojamas profilis atitinkamais metalais ir paskutinis fonas tas, tai yra, rodo, kad stiklo paketas dar papildomai yra ir priklijuojamas prie varčios rėmo. Dar pasiekiama geresnė statika. Geneo profiliai, koks dar privalumas, tame objekte, kur šiandien buvome, mes aišku nematėme, nes yra daug langų turintis objektas ir nėra kad dažai su foliomis detalėmis. Tiesiog Geneo profilis tų pačių savybių tasumo turi kaip ir paprastos sistemos. Tai yra iki tinkamos temperatūros į pakaitinus galima lankstyti, galima daryti įvairias arkas, apvalius elementus, kaip čia parodyta. Jisai nebijo, jam palyginus su paprastomis sistemomis netgi yra geriau, kadangi armavimo papildomą nereikia. O tokius kažkokius architektūrinius sprendimus iš tikrųjų galima drąsiai planuoti. Garso izoliacija. Su Geneo, reiškias, galima pasiekti iki SSK 5 garso izoliacinės klasės. Tai paprasčiau šnekant, tai yra namas esantis netoli kažkokios triukšmo zonos. Aišku, viena sąlyga yra, kalbant apie garso izoliaciją, tai pagrindinis lemiamas veiksnys vis tik tai yra stiklo paketas. Kaip minėjau, jeigu grįžtant prie leidžiamo, reiškia, galima įmontuoti stiklo paketo storio, tada jau už 4 mm stiklo neužtenka, jau dedamas storesnis stiklas ir tas bendras stiklo paketo storis gerokai padidėja. Tai jeigu, tarkim, langininkas, stiklo paketo gamintojas pagamina stiklą su 50 decibelų, tai gamintojas iš Geneo profilių pagamins langą su 47 decibelais, ko pilnai pakanka
aukščiausiam garso izoliavimui. Prieš įsilaužiminės savybės yra VK2 klasė, reiškia pasiekiama nearmuojant pačio profilio. Reiškia, tai tos klasės, jeigu supras paprastai, tai per kiek laiko yra išlaužiamas langas, per kiek laiko įsiveržiama. Tai genėjo, tas būtent ir nearmuotas profilis yra labai stiprus. Taip, iš mano pusės būtų apie pačią genėjo praktiškai kaip ir viskas. Jeigu turėtumėt kažkokių klausimų, tai prašom.